Dzień dobry panie, ką išaušo dar viena mano kelionė. Čia šita kelionė bus viena iš didesnių aplink Baltijos jūrą. Tai va, biškį dariau tokį pasiruošimą. Va, apsipirkau parduotuvėje, pasėmiau reikiamų dalykų, trūkstamus. Dar aišku pasėmėm nuo uodų ir erkių, nes mes stengsimėms kempinti tik tai laukiniuos kempinguos. Prieš išvarant į kelionę dar reikia visi namų darbai atlikti. Dar reikia nuvykti į sodybą, nusipjauti žolę. Na štai va, atvykom pas manį sklypelį. Nužolėjo, kaip matot. Nėra jau tokia ir žema. Все. Keliuosi traktoriuką ir varau dirbti. Šiandien turim rugpjūčio 8. Startuojam 6 kem 5. Kilometrai išparodė, kiek čia mums šiandien nuvažiuoti. Nei daug, nei mažai. 516 kg. Su mum važiuoja Ozis. Nu ką, važiuojam kuro pilamės. Jau. Nu ką, važiuojam. Važiuojam degalinėn. Sveiki, tai va, atvariau čia va iki Rygos žiedas. Ten Rygos žiedas jau yra. Laukiu chebros, nes jie iš Kauno važiuoja, aš iš Utenos. Ir, kaip sakant, jau su pirmu tokiu lengvu gedimu, tai greit šaikai parašiau, surado gumelę, laukiu, dabar atveš, susidedu gumelę ir važiuojam. Esmė koks gedimas. Tai čia va eina gumytė. Ir jį yra nugnybta ir dabar atvažiavęs žiūriu, kad man čia tepalo pavardėjo. Tai čia va matosi. Tada žiūrėt, atsisuku dangtelį. O gumytės gaunasi gabaliukas, nėra nukastas gabaliukas gumytės, tai va toks lengvas gedimėlis ir, sakykim, manau, čia greit susitvarkys viskas ir bus gerai. Važiuosim toliau, laukiu draugų ir judam. 200 kg jau praminiau.
Guliu ant pievas, kol chebra atvažiuos. Nėra kas veikti. Pailsėsiu, pagulėsiu. Pagaliau atvažiavo mano chebra. 1, 2, 3. Ilgai laukta pagalba kelyje. Deginuos kojas va atsisegęs. Nu viskas, pakeitėm gumytę. Gedimas suremontuotas, važiuosime, žiūrėsime, kas čia bus toliau. Tai visio. Tiek va mūsų ir visi važiuojam, atsigeriam kavą, kandam ir judam. Iki greitą. Ну ка, judam, chebra. Judam. Varėm ir atvarėm. Taliną nepasiekėm, bet nebedaug liko. Tai liekam čia šiandien miegot. Valgysma čia, šiksma ten, a miegosma čia. Visi. Šelteris. Gal ir neblogai bus, aš manau, ne? Gerai bus, afigienai skaitų. Nereiks palatkių klot, ką? Dar reikia dar grįžti parduotuvę. Kad jau palatkių neties. Nu все, davai, pasimatysime paskui. Sėdėm valgom visi. Po pirmos dienos. Pavargę 500 km. Kaip kas jaučias, nežinau, aš tai pusę velnę. Gal dar mėgo 100 sinkapot, bet jau padarytum, bet jau per prievartą darytum tą 100 kilų. Chebra irgi tikriausiai. Ne. Tenka. Dar dvacoką jų minčių, man šitas jau dvacokas sunkiai. Va, geriau skaitau kiek ir dabar kilų, pasilsėt normaliai ir... Žinai, kodėl sunkiai? Todėl, kad tavų sunkiai. Padarys malioką vakarė ir gerai, viskas fainiai. Na va tai va, įsikūrėm. Vienas miega. Čia aš miegu. Mocas. Mindė miega šelterį. Užsimetė tentą. Gal jam bus gerai.
Baldelis pasirinko ten toliau. Miškant giliau. Nu, toks mūsų kempingiukas. Pirmos dienos kelionės rezumė toks biški lengvutis. Kiek aš padariau? 450 km šiandien. Jaučiuosi gerai, jaučiuosi iš tikrųjų viskas tvarkoj. Aišku, šiek tiek biški jaučias. Gal biški dažniau reikėjo stot polsius daryti. Taip tai viskas tvarkoj. Susiradom prieš Taliną tokį kempingą laukinį, nes mes kaip ir planuojam su laukiniais kempingais važiuoti. Tai, žodžiu, šituo keliuku varėm. Ir čia tada dešinė pasisukom ir yra kempingas laukinis toks. Tai va, įsirengėm stovyklavietę, pavalgėm vakarienę, pasistatėm palapinės. Sėdim, čilinam, dabar oras geras, uodų aišku turim. Atsigeriam po alučio, eisim ilsėtis. Rytoj nauja diena. Rytojaus tikslas yra Talinas, persikelti į Helsinkį. Tai va, mes ir čilinam. Rytoj nauja diena, nauji įspūdžiai, pailsėję visi. Va taip mes čia įsirengę miškelį esam. Visai šauniai.